Veidas gali parausti daugiau, mažiau arba neparausti visai, tai nėra svarbu, mes visi labai individualūs. Nuotaika puikiai, nugara tiesi, nejaučiame jokio skausmo, nes skausmas nesuderinamas su manualinėmis technikomis šitame mūsų darbe. Ir dar svarbu, jeigu pradeda skaudėti, tai šiek tiek atleisk savo spaudimą, reiškia kažką per stipriai darai. Nugara tiesi, peties nekeliame, palenkiame galvą į šoną, ranką spaudžiame žemyn ir jaučiame asmeninį tempimą kaklo šone. Jį išlaikome 5 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Ta pati padarome kitoje pusėje, nekeliame, galva į šoną, spaudžiame ranką žemyn ir jaučiame tempimą. 1, 2, 3, 4, 5. Kaklo nugaros dalis, padedame sukabintas rankas ant pakaušio, nuleidžiame galvą, spaudžiame žemyn, jaučiame tempimą 5 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Padedame ranką ant galvos šono, norime palenkti galvą į šoną, bet ranka tarsi neleidžia, jaučiame lengvą įtampą. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pusė, galva į šoną, ranka neleidžia, įtampa lengva. 1, 2, 3, 4, 5. Sukabiname rankas, norime galvą į priekį išleisti, pečiai yra statiški, bet rankos neleidžia, lengva įtampa. 5 sekundės. 1, 2, 3, 4, 5. Apeiname krumpliukais, surandame puslankį. Nuo smilkinio iki smilkinio per plaukų augimo liniją. Ką darysime? Krumpliukais, nuo pat centro norėsime po 3 kartus išsukti. Turi jaustis neskausmas, bet aktyvus darbas gilus. Ir mes krumpliukais norime taškais apeiti 1, 2, 3. Perdėliojame 1, 2, 3. Perdėliojame 1, 2, 3. Palei plaukų augimo liniją. 1, 2, 3. Ir 1, 2, 3. Iki smilkinių. Dar kartą palei plaukų augimo liniją. 1, 2, 3. Veidas atpalaiduotas. 1, 2, 3. Krumpliukais įlendame. Ir 1, 2, 3. Jaučiam. Dar kartą 1, 2, 3. Perdėliojame 1, 2, 3. Trečias kartas, dar kartelį. 1, 2, 3. Nugara tiesi. Toliau perdėliojame 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Turi jausti. 1, 2, 3. Ir smilkiniai. 1, 2, 3. Toliau krumpliais dirbame, bet jau nebe aštriaja dalimi, o plokščiaja dalimi. Surandame išsikišimus, aukščiausias taškas, 2 taškai mūsų kaktoje. Ir mes norime tuos mūsų taškus, streso taškai, pasukioti palei laikrodžio rodiklę 10 kartų. Važiuojame, pertriname, turi jausti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puiku. O dabar paimame pirštus ir pirštai dirbs priešą. Rodomieji pirštai. Ką turi matyti? Gali matyti daugiau, gali matyti mažiau. Priklauso nuo riebalinio sluoksnio ir audinių storio tavo veide. Bet mes nedirbame su oda, mes norime visą audinį pertrinti ir dirbti priešą. Parodau nuo zonos tarp antakių, nes mes pradėsime nuo čia. Zona tarp antakių iki plaukų augimo linijos. Pirmoji bus linija. S raidę darysime S. Turi iš audinių pamatyti tarsi S arba pajausti, kad pirštai šiek tiek pravažiavo ir padarė tokią stimuliaciją. Važiuojame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gali būti daugiau, kakta aukštesnė, tu pratęsi tiek, kiek reikia. Skaičiavimų galime ir neturėti. Antakių pradžia ir plaukų augimo linija. Kartu su antakiu užsukame. Pirmas užsukimas. S. Kita pusė. Antakio pradžia su antakiu užsukame. S.
iki plaukų augimo linijos. Toliau perdėliojame, dar ne antakių vidurys, bet reiškia kartu su antakiu užsukome S, S, S. Jau supratai, kad visą kaktą turime tokiais S apeiti ir kitoj pusėje. S. Kartu su antakiu užsukome, ne? S, 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 S. Toliau perdėliojame. S, 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 S. Viskas eina pas mus stačiai. Ir S, 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 S. Ir antakių pabaiga vėlgi S, 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 S. Ir kitoj pusėje antakio pabaiga S, S. Audinys, ne oda. S, S. Krumpliais nuo mūsų kaktos centro iki smilkinių, iki antakių pabaigos, atsiprašau, pravažiuojame 1, stop, 2, stop ir 3, stop. Padėkojame savo, padėkojame savo veidui, jaučiame kaktą, atpalaidavome kaktą, puošiame savimi pasaulį ir pasimatome rytoj.